Tai šiandieną daug vis dėlto nekeliausime, pagrindė norim labai pasilsėti, nes praeitos dienos buvo sunkios, o rytoj nuo pačio ryto keliausim. Tai šiandien tempų, gal jau miestą ir tiek. Iki greito. Salotų visokiausių yra, galėtum tokį iš šį pasiimti. Šitas važiuoja. Ai, nu tai gerai, tada šitai yra. Tai va, mūsų planai vis dėlto labai stipriai pasikeitė. Ir nusprendėm į Temple nevažiuoti, nes dabar ir busy hours yra. Ir važiuosime, tiksliau nevažiuosime, o einame kažkom 30 minučių į gamtą prie kažkokio krioklio. Nes pasirodo visai nėra taip toli nuo mūsų. Tai žiūrėsime, kaip seksis. Buvus paštą dėžutę kažkokį. Yeah. Rodos jau prieiname kažką tai panašų į vandens krioklį, kažkas tokį girdisi, plius labai gražu. Va, šiaip faina, kad Honkongas toks kaip ir miškais ir labai kalnuotas, tai atrodo vos ne, kad jau esame Japonijai. Mes einam ir bijom, kad ten benamiai gyvena, bet bandom nusileisti kažkaip iki krioklio, kur vasarą galbūt žmonės maudosi, o dabar lyg ir per šalta. Tai vis dėlto neišeis, nes kelias veda prie tokių apleistų labai pastatų. Ir nenorim, nes bijom biškį, kadangi ten benamiai gali gyventi. Tai va, grįžtam atgal prie gražaus vaizdo, kurį paskutinį kartą matėm. Tai va, tenai matosi benamių namukai, va čia prasideda ir jie taip eina iki apačią. O čianai apačioj yra jau krioklys, į kurį mes bandėme leistis, bet labai sunku jį nusileisti ir čia yra kažkoks tai va, šito vietoj ženklas, kad ne, kažkas draudžiama. Tai galvojam, kad vis dėlto jeigu būtume ėjo apačioj per tuos benamių namukus, bet labai biškį bijom, nes ten ir šunis loja ir šiaip keista, tai gal ir būtume nusileidę iki to krioklio, bet kitą kartą. Čia nuodai sudėti visur aplinkui, gal žiūrti. Taip, tai va, visur nuodai sudėti aplinkui, o tenai apačioj mūsų tas kriokliukas yra, iki kurio labai norėjom nueiti, nes nuo jo matosi labai gražiai ten visi esantys pastatai. Tai ką, keliaujam toliau. Einam gal į apačią. Einam apsišopinsim, pasidėsim daiktus, galim iki ant patį viršą nuvaryti. O po to varyti palei upę, pasivaikščioti ten toliau. Jo, į kitą pusę galima eiti link Skarleto. Yes. Kai grįžinėsim, galėsim parašyti Skarletui. Jo. Kiek filmavau, bandėm prasibrauti pro Night Marketą vadinamą. Ne, čia nėra Night Market, vakarinis marketas. Gerai, vakarinis marketas, bet vis tiek, jis tik vakarė atsidaro ir ten labai visi rėkauja, ten reikia dėrėtis, kad nusipirkti. Tai kaip turgus, iš esmės vis.
O dabar einame į Donkį, japonišką parduotuvę. Labai faina. Plius aprodysiu labiau, kaip atrodo vakarinis mūsų rajonas, kuriame gyvenam. Aišku, kur eini, visi į mus žiūri, nes niekas nelabai yra matę. Bet vis dėlto čia geriau negu kai kuriuose kituose rajonuose. Plius čia saugu. Okay. Nes man šitas tai labai svarbus yra iš tikrųjų. Bet tenai deda dabar žmogus. Negalim išsirinkti nulims. Tiesiog per didelis pasirinkimus. Ir nerandam tokių, kuriuos valgėm pirmą naktį, kai atskridom, nes jie labai skanus buvo ir buvo būtent ploni makaronai. Nu, išbandysim, aišku, nes čia pilna yra ir manau užtenka ir galėsim dargi sugrįžti, išsirinkti. Kokių ledų nori? Šitų? Okei. Matcha. Tokių pasiėmė? Taip, aš tokių. Arba su kuo valgyti? Nežinau, bet išsiaiškinsiu. Mes iš viso sumokėjome, kiek mes čia sumokėjom, maždaug visokiausių nesąmonių, 280 Honkongo dolerių. Tai va, 34 eurai, pilna kuprinė visokių nesąmonių. Manau, laikas yra surepinti šitą dieną. Labai pavargom, pasivaikščiom, bandžiau draugiai parašyti, kad daiktus esame netoliese, daiktus galėtume paimti, bet tiesiog neatrašė, tai grįžom namo, plus dabar yra jau 10:30, o Lietuvoje, tuoj patikrinsiu. Jo, dabar pas mus yra 10:11, Lietuvoje yra 4:30. Tai repinu šią dieną, eisim į dušą, tada po dušo galvojam pažiūrėti, eisim anime. Rytoj planuojame važiuoti į Peak, planuojame į Temple važiuoti, kurią šiandien nuvažiavome ir žiūrėsime, kaip pati visą dieną eisis. Tuo pačiu vakare turim su vestuvių planuotoja susitikti, aptarti visus dalykus ir tiek va ir būtų šiandieną, pasimatysim rytoj. Labas rytas visiems, ne per seniausiai atsikėlėm, dabar yra apie 10 ryto, tai greitai susisukam namie ir keliaujame į metro, važiuosime iki Peak kalno, vakar nusipirkom bilietus į Peak kalno Trump važiuoti ir į terasą užkilti, o po to jau žiūrėsime, kas bus. Pirma mūsų kavytė šiandien ryte. Pramiegau beveik visą laiką, kol važiavome metro. Kas pusvalandį kažkur rodus važiavome nuo mūsų šito. Dabar mes einam iki tramvajaus ir čia labai gražių pastatų yra.
va, pagaliau atvažiavom, dabar kilsime į kalno viršų ir labai džiaugiuosi, nes eilė vis dėlto visiškai eilės, galima sakyti, čia nebuvo, nes prieš tai, kai aš buvau netoli hotelyje, mergvakarį švenčiau, tai mačiau, kad eilė labai didelė buvo kieme, o dabar eilės čia visai nebuvo. Tai va, laukiame, kol atvažiuos mūsų traukinukas ir kilsime į viršų. Yes. Čia tinka. Čia tinka. Jo, mes čia vaikščiom, ne? Taip. Jo. Biškį dešiniau čia. Taip. Čia vaikščiom. Jo, mes čia. Užvakar čia. Taip, čia. Tai va, mes kilome gal kokius 5-6 aukštus į viršų, kad galėtume nueiti į terasą. Ir pagaliau esam terasoje, tik tai, kad labai jau saulė žudo. Ir nei vieno debesiuko nėra. Aišku, tas yra labai gerai, nes ryte buvo gan apsiniaukę mūsų rajone, čia atvažiavom į miestą ir čia visiškai neapsiniaukę ir labai gražu. Plius, kas yra faina, kad čia yra irgi apartamentai ir panašu, kad gan prabangus apartamentai, kurių vaizdai yra į visą šitą pyktą. Einam toliau pasidairyti. Pabėgom iš to tobulo vaizdo, pabėgom, nes saulė plieskia, baisu. Tai bandysime eiti pasivaikščioti po keliuką, kuris yra valandos kelio aplink šitą vietą ir bus matyti toliau. Tai va, mes dar vis vaikštome ties viršumi, aplink viršūnę tuo takučiu ir galvojam po to nusileisti vakarų už manęs. Šiandien yra upė, jūra, nežinau, kaip čia pavadinti, upė labiau. Bandysime persikelti su laivu į kitą pusę, nes iš tikrųjų tiltų visiškai čia beveik nėra. Gal net matosi, tik tai vos keli yra tiltai. Ir visi, pavyzdžiui, tuneliai metro yra po vandeniu ir užtat tu arba turi su metro persikelti kitą pusę arba su laivuku. O kortelė yra ta pati visur, Oktopus vadinasi, turbūt matėte jau kaip prilietinėjau, bet dar matysite ir va taip va persikelsim ir toliau keliausime iki Temple. $98 centai lietuviški eurai tam, kad persikelti iš vienos upės pusę į kitą upės pusę. Nu ir dabar eisim pro security. Kas yra faina, kad šitus suoliukus, jeigu plaukia laivas į vieną pusę, tu gali šiukšt į kitą pusę perdėti, jeigu plaukia į kitą krantą arba į kitą pusę, tu gali vėl šiukšt perdėti, tai labai patogu.
Aš labai nervuota esu, nes įeini į vidų karštą, baisiausiai išeini į lauką šaltą, baisiausiai nusileidi kažkur karštą, vėl šaltą ir tai užsidedi nusiemi džeketą. Taip susinervinau, dabar man yra šalta, bet aš vis tiek liksiu taip, kaip esu, nes tiesiog mane pradėjo nervinti šitie dalykai. Susumuojant visą dieną, mes nuvažiavom šiandien tik tai į Peak, rytoj 7 ryto reikia keltis ir iš pačio ryto važiuojame į tą Temple, į kurią jau keletą dienų planuojam nuvažiuoti. Tai susitiksime po dienos.